Kur mano dukra? Kur princesė? Aš čia, tėveli. Dukrelė, ar tu jau pasiruošusi? Tėveli, aš negaliu, aš nenoriu. Dukrelė, mes jokių būdų negalime visas princesė. Bet kitaip mes pražūsime. Jaunikis pažadėjo užleisęs mūsų krašto šikšnosparniais, o šie išgaudys mūsų pievų margus drugelius, išlaužys žydinčias gėles ir viską apgaubs tamsa. Tu turi tekėti. Kitaip pražus mūsų karalystė. Bet kodėl aš? Rūmuose tiek daug gražių damų. Gali tekėti ji arba ji. Šikšnosparnių karalius pasirinko tave. Bet gal aš pati norėčiau pasirinkti. Deja, tokia princesių dalia. Jos teka už tų, kas jas išsirenka. Bet pažadėk, kad aš sustosime mano mylimiausioje pievelėje. Aš paskutinį kartą norėčiau pažaisti su drugeliais, pasigrožėti gėlių žiedais. Pažadu, dukrelė, kad pravažiuosime pro mūsų žydinčias pievas, žalius miškus, raudonskruosčius obuolius nokinančius sodus. Ir daugiau aš jų nebepamatysiu. Taip išgelbėsi mūsų karalystę. Turime keliauti. Bet ir naktį nesaugai namų.
maistą pelis išnešė. Iš tavęs jokios naudos. Prašyčiau su manimi kalbėti mandariau. Aš tiesiog nesu pripratęs prie darbo. Aš gyvenau rūmuose. Jo, rūmuose. Tai kažkodėl radau tave prie virtuvės durų, kai miltus nuvežiau karališkajam stalui. Girdim, ką pats sakai, buvai rūmuose. Ten mane ir radai. Na taip, bet tau rūmuose nebuvo vietos. Tu jau aš kaltas, kad niekas nepagailėjo mažo vargšo katinėlio ir išmetė į gatvę, kad ten jis sušaltų ir numirtų badu. Gerai, kad tu tą kartą ten atvažiavai ir mane pasiėmei. Jei princesė būtų apie tai žinojusi, tikiu, kad ji jokių būdų nebūtų leidusi tavęs išmesti į gatvę. Girdėjau, kad ji labai gera ir labai graži. Na, gana čia plepėti, turiu keliauti į kaimą ir sugalvoti, kągi mes valgysime pusryčiams. Tavęs nesivesiu, o tai kojytės įsipurvinsi, jūsų aukštenybė. Nereikia čia iš manęs šaipytis ir kaskart priminti, kad aš niekam tikęs. Aš daug ką galiu, oi kaip daug ką galiu. Mano venos teka karališkas kraujas. Aš ir tave patį galiu karalium padaryti. Tai juk karališki trimitai. Kokia laimė! Pats karalius pas mus atvažiuoja. Tai nuostabu. Greitai, renkis. Ką tu darai? Nesimuistyk. Viskas bus gerai. Pasikliauk manimi.
smulkiai drugeliai, o kvapniosios gėlės. Aš turbūt niekada jūsų nebepamatysiu. Mes negalime to pakeisti, dukrelė. O jūsų didelybė, o gražuolė princesė, leiskite jums prisistatyti. Aš esu kilniaširdžio markizo Karavaso ištikimasis tarnas. Ir šita žali pieva priklauso jam. Ir štai anie miškai, ir sodai, ir va šita pilis ant kalno. Tai viskas markizo Karavaso. Labai atsiprašau, bet pilis ant kalno priklauso man. Tikrai, turbūt parodžiau ne į tą pusę. Štai, už tų žalių kalvų stūkso mano šeimininko pilis. Na, labai norėčiau susipažinti su jūsų markizu. Tai keliaukite tiesiai per mišką, po to pasukite į kairę per pievas, važiuokite didžiulių sodų link. Tai sakote, kad čia viskas priklauso markizui Karabasui? O taip, Labai įdomu. Na, kada važiuojam? Susipažinkime su tuo turtuoliu. būkite pasveikinti, gerieji žmonės. Tuoj čia atvažiuos pats karalius su savo dukra. Ar galėtumėte atsakyti, kad šios pievos priklauso markizui Karabasui? Po to visi būsite pakviesti į karališkas vestuves.
dukrą. Jūs jam pasakysite? Tu, bjaurus katine, aš tuoj tau pasakysiu. Gerai, aš pats jam viską pasakysiu. Čia vyko nuožmi kova. Jūs vaikščiojote po apylinkes, klausėtės paukštelių giesmės, gėrėjotės miškų ir pievų žalumą. Ir staiga, pokšt, būt, plėšikai, jūs gynėtės, oi kaip gynėtės. Bet jūs jau buvote vienas, aš tau tokius svarbus reikalus. Ir staiga tie plėšikai, visas būrys plėšikų, pokšt, būt, jūs gynėtės. Na, jūs viską teisingai supratote. Štai mano šeimininkas Markizas Karabasas ir jis apiplėštas, sumuštas, išjautėme prašmatnius apdarus, žirgą. Pasirodo, kad niekšų šiame pasaulyje dar yra. Tai kasgi jums nutiko, Markize? Markizas dabar negali kalbėti, jam stresas. Tai sakote plėšikai? Baisu? Ir kasgi išdrįsta taip nuskriausti kilnę širdį Markizą? Bet mes tuoj sutvarkysime šį reikalą. Mūsų karietoje tikrai rasime kuo vargšelę aprengti. Ir iki jo pilies kartu nuvažiuosime. Iki kieno pilies? Jūs, Markize, mažiau kalbėkite. Jums dar stresas. Negalima taip greit atsigauti. Lipkite į karietą, o mes to susitiksime pilyje už miško. Keliaukite. Neatvyko princesė, kiek dar turiu laukti. Jūsų vaisenybė. Tave siuntė princesė? Tuo ko nors paversiu. O, jūsų vaisenybė. Aš didžiai sužavėtas jūsų burtų gale. Net neabejoju, kad jūs labai greitai lengvai mane paversite kokiu nors baisiu padaru. Matau, kad jums tai vieni juokai, bet ar jūs galėtumėte atvirkščiai? Ką reiškia atvirkščiai? Na, kaip čia jums gražiau pasakius? Sakyk. Žmonės sako, kad tas, kas daro didžius dalykus, ne visada sugeba padaryti mažų. O galėtumėt pasiversti mažą dalytę? Vieni juokai.
pievų, nei sodų, nei miškų. Taip pat neturiu. Jie ne mano. Tai žinoma, nes jie mano, Markize. Joks aš ne markizas. Tai kas jūs? Aš paprastas malūnininkas, neturiu nei titulų, nei turtų. Ir šikšnosparnių karaliaus neįveiksite? Ne. Aš taip tikėjausi, kad jūs mane išgelbėsite ir vesite. Aš su malonumu taip ir padaryčiau, princesė, bet Jūsų didenybė, Markize. Kas čia nutiko? Tai gal jūs mums papasakosite ilgaausi apie pievas, miškus ir sodus, kurie priklauso Markizui Karavasui. aš negaliu jums meluoti. Šeimininkė. Taigi, niekingas apgavikė, ilgai tu čia mūsų žmonės vedžiojai. Nuo pat pradžių supratau tavo klastą ir man buvo labai įdomu, kuogi čia baigsis. Tu būsi nubaustas, kad melavai karaliui. Pasigailėkite jo, jūsų didenybė. Jis tik norėjo man suteikti laimę. Bauskite mane, ne jį. Tai nieko nepakeis, tėveli. Viskas, aš turėsiu tekėti už šikšnosparnių karaliaus. O gal ir ne? Šikšnosparnių karaliaus nebėra. Jis čia. Gana meluoti. Bet tai tiesa. Aš jį apgavau, priverčiau pasiversti pelę, o tada, suprantate, katališkas instinktas. Tai šikšnosparnių karaliaus nebėra? Nebėra. Nebėra. Ir man nebereikės už ją tekėti? Tai išeina, nebereikės. Nebereikės? Ir nebebus tų nelemtų vestuvių. Na, kaip čia pasakius, tų nelemtų tikrai nebus. Bet mes galime iškelti karališkas vestuves, tokias, kai visi gyvena ilgai ir laimingai. Ašgi sakiau, kad esu gimęs rūmuose, todėl savaime suprantama, rūmuose ir turėčiau gyventi.